geriau matau. We're going to have a good time today. Nuostabų laiką turėsim Wonderful šiandien. time. Nuostabu. Amen. Are you all, believing or not? We're going to have a good time. Ar tikit, kad turėsim nuostabų laiką? You all looking at like a, cow at a new gate. Žiūrit kaip karvė naujus vartus. It's so interesting, when worshiping is going on, somebody talks, somebody just goes over there. Įdomus dalykai. I recorded it to see, it's very few people who worship really close their eyes, just Garbinimo metu worship vyksta God. įvairiausių dalykų. Aš nufilmavau. Very interesting to see. Įdomu pamatyti. Like, kas vaikštinėja, if they're not going to kas talk now, the plepa. world is going to collapse. Kas plepa. Everything's gonna Toks disappear. vaizdas, kad jeigu jie nepasikalbės, pasaulis sugrius. Worship is going on, somebody's worshiping, lifting their heart, somebody just Kas talk. užsimerkęs garbina Dievą, kas plepa, kas It dar just kažko shows veikia. their, what's interest to them. Ir matosi, kas kam įdomu. And it's only, we spend maybe 1 hour, 2 hours maximum. Valandą ir 2 maksimum. 12 to 2. Daugiausiai nuo 12 That's all, iki 2. Tik tiek. And after the service, we have plenty time. You can talk as much as your tongue would fall out. Visą laiką galim kalbėti iki vakaro, kol liežuvis iškris. No problem. But when the worship is going on, I want everybody to close eyes and worship God. Aš trokštu noriu, kad garbinimo metu mes užsimerktume. Somebody sitting on the foundation and talk. Kažkas atsisėdo ant pamato pasiplepėti. Just like Jesus, I have my business more important than you worshiping. Jėzau, aš turiu rimtesnių reikalų negu garbinti tave. And we come 30 kilometers, 40 kilometers, spend gas money. Atvažiuojam 40 km, susimokam pinigus už benziną. It's a waste of gas money, Pinigų švaistimas. When we come, we need to pay attention. Kai mes susirinkam garbinti, turim kreipdėmėsi į tai. No, all of them are serious now. Dabar visi surimtėja. What else is coming out? Kas dabar išeis iš jo burnos, sekantis dalykas. Some people are just, they just lost in worship. They just mingle with God. Dievo garbinime vienas su juo. Hallelujah. Thank you, Jesus. I just want to thank every one of you for coming today. Ačiū visiems atvykusiems. And I don't have any doubt Neturiu jokios abejonės, that God is going to meet your need today. kad Dievas atsakys į jūsų poreikį šiandieną. Whatever you are expecting from God, Tai, ko jūs laukiate iš Dievo, whatever questions you have, tas klausimus, kuriuos jūs turite, those questions will be met today. Dievas atsakys į tos klausimus. According to your hunger, Pagal jūsų alkį, God is going to meet your need. Dievas atsakys į jūsų poreikius. That's the only thing God is looking after. Tai Your vienintelis hunger. dalykas, ko Dievas ieško, tai tavo alkio. So I just want every one of you to open your heart Taigi aš noriu, kad kiekvienas iš mūsų atvertumėm savo širdis. and with the expectancy, Su laukimu. Lord, if you bring the man of God from all the way 6,000 kilometers, Tu atvežiai šitą Dievo žmogų 6,000 miles, už 10 tūkstančių kilometrų. what do you have a message for me, Lord? Kokią žinią man turi viešpatie? God don't bring a man of God without a reason. Dievas netveža savo žmogaus be Because I tell all the time, Nes aš there are visuomet no sakau, accidents in God's plan. kad nėra atsitiktinumų Dievo planuose. No accidents. Nėra atsitiktinumų. Ligita, you're here by God's plan. I don't know, maybe you're just coming to holiday in Lithuania, Yeah. But I'm glad you came. All the way from Denmark. Ligita, tu pagal Dievo planą čia nors galbūt atvažiavai atostogų. Yeah, iš don't even Danijos. think for a second that you're here by mistake or just to see us, okay? No. Net sekundį nepagalvo, kad tu čia You're here at atsitiktinai the right time at the pakliuvai. right place. That's a good Teisingų one. metų teisingoj vietoj. You're going to be blessed and go back blessed at Denmark. Tu būsi palaiminta. Hallelujah. Grįši namo palaiminta. And, that brother Christian also came from Netherlands. Huh? Brolis Kristian atvyko iš So Olandijos. nice. And Ramune came from England. Marcus. Ramunė su Matu iš Yeah, Anglijos. exactly this time. That's so nice. Būtent šiuo metu. And the rest of them all from Lithuania. Visi kiti iš Lietuvos. Yeah? Ar ne? Are there any other country? Ar dar iš kur toliau? Oh, there is, but the main one we forgot. Jisai. I'm not saying the main one. Because, yeah, that's right. All the way from America. Yeah, we just said from 10,000 kilometers. Yeah, that's right. Hallelujah.
You know, before I give the microphone, do anybody has any testimony? A quick Dar testimony to... prieš viešpatės tarnui perdodant mikrofoną noriu paklausti, ar turit kažkokį paliudymą? Gal norėtumėt paliudyti? Where is Gintaras? Gintaras said he's gonna come. Gintaras turi paliudymą. I just want to quickly tell you, last Sunday we had a wonderful time. Praeitą sekmadienį mes turėjom nuostabų laiką. Oh boy, I mean, we were expecting only one person to be baptized, Mes žinom, kad krikštysis vienas žmogus, and 5 of them came. bet pasikrikštijo 5. Oh boy, in the water we had a wonderful time. Turėjom nuostabų laiką I vandenį. mean, God was touching people in the water. Dievas lietė žmonės Maybe vandenį. Vita recorded, I think. You should see the video. Galbūt Vitas nufilmavo, reikia pamatyti. She has the video. photos and the video, I mean. And one good thing is, you know, Vienas geras dalykas, about a month ago, I think Simonas was asking to be baptized. gal prieš kažkiek dienų Simonas pasiprašė būti pakrikštiemas. He would not let his mom and dad, you know, leave them alone, leave him alone. Ir neatstojo nuo savo tėvų, kad būtų pakrikštytas. And they saying, oh, you know, you're too little, you know, wait for Galbūt jie baptism. galvoja, gal jis per mažas, gal reikia Well, dar you know, palaukti. the baptism day on Sunday, you know, he came. Taigi sekmadienį He said, okay, I will wait, you know. jis tai sakė, gerai, aš palauksiu. But when they are getting blessed in the water, Bet kai šitie suaugę žmonės buvo tokie He changed his palaiminti mind. vandenį, jis he says, no, persigalvojo. I want to be baptized now. Ir aš dabar noriu būti I pakrikštytas. wanted to tell him also, you know, son, you can wait, you know. Ir man norėjosi jam pasakyti, gal tu But I felt palauk. in my spirit, you know, I said, Bet well, aš savo if he dvasioje wanted to be jaučiau. baptized, what I'm going to tell Jesus? Jeigu šitas vaikas nori būti pasikrikštijęs, Who am I to stop him? ką aš Jėzui pasakysiu, kodėl aš jį sustabdžiau? He understands everything perfectly. Jis visiškai pilnai viską supranta. He even tell his Catholic friends, you know, what the real baptism about. Jis netgi savo draugams, katalikams pasakė, kas It yra was so tikras neat. He was krikštas. preaching. Jis jiems pamokslavo. If you don't understand why you are baptized, he said, you don't need to be baptized. To one of his friends. Jis pasakė, jeigu tu netiki, tai tau ir nereikia krikštytis. She was getting baptized in the Catholic church, of course. Nes ta maža mergaitė krikštėsi katalikų bažnyčioje. And, you know, Rita said that I felt like I'm bubbling out of my thing. I never felt like this, you know. Rita liūdėjo, kad jos taurė buvo sklidina. Yeah, it's just coming out, you know. It's so much full. She could not stop crying. I mean, it was so... Viešpats ją palėtė labai smarkiai. I was just telling about the baptism, you know, before we all go into the water. Prieš įlipant į vandenį aš kalbėjau apie krikštą And there was one more lady, ir buvo dar viena moteris, Ingrida. jos vardas Ingrida. And she was started, you know, getting blessed by God. Dievas ją palėtė labai smarkiai tuo metu. And I said, oh, Ingrida, I know what you do. What to do. Ir aš pasakiau, žinau, ką reikia She said, daryti. oh, yeah. Sakė, taip, aš žinau. And she was ready. Ir ji buvo pasiruošusi. She got baptized also. Ji taip pat And she pasikrikštijo. came on Friday also for prayer. Ir penktadienį pas mus buvo malda. Oh, we had a wonderful time. Nuostabų laiką turėjom. Because God is so good. Nes Dievas labai geras. God is so good all the time. Dievas labai geras. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Vieną rytą, 2 valandą. My phone rings. Nakties mano telefonas And my cell suskambėjo. phone, usually nobody calls in America because Ir kai aš Amerikoje mano mobiliu niekas 2 o'clock in neskambino. the morning. 2 valandą nakties. And I picked it up Aš pakėliau, and my wife. mano žmona I said, skambino. what's that emergency? 2 o'clock in the morning. Kas čia per do reikalas 2 valandą nakties tau And she says, you skambino? know what? Somebody broke into our tool room last night Ir jinai pasakė, žinai, praeitą naktį kažkas įsilaužė į mūsų sandėlį and stole our stuff. ir pavogė mūsų įrankius. They stole our lawnmower, Žoliapjovę, our trimmer, trimerį, metal cutter, metalo pjaustiklai driller, ir gręžtuvą and a brand new chainsaw. ir naują benzopjūklą. I thought, I mean, 10 years we are, you know, 10th year this one. We Mes gyvenam jau čia never had 9 anything, metai you ir know. nieko panašaus I nebuvo. thought, man, I just had that previous Sunday wonderful time in Florida. I mean, Aš it was turėjau awesome. nuostabų sekmadienį Floridoje. God, the devil is so mad that Velniui labai nepatiko. even could not wait until Monday morning. He's calling already Sunday night. I mean, that thing happened. But you know how God is so good. Nu, Dievas labai geras. The trimmer, you know, we lost only 400 liters. Mūsų trimeris nebuvo geras. But as soon as I came back, God blessed us with 5 times more than that price. Kai aš tik grįžau namo, Dievas mus palaimino naujų trimerių, 5 kart The geresnį. next day, you know, somebody brought a brand new trimmer. Sekančią dieną atvažiavo vienas žmogus ir atvežė
naują trimerį. That's close to 1,500 liters. Už 1,500 litrų. The cheap one is gone and the Mūsų pigus I said, Išėjo. I think the thief should have taken all the cheap stuff. Maybe would be getting, I lost the driller, very cheap one, and we get the nice Japanese one, very good one. aš praradau gręžtuvą ne patį geriausią ir gavau labai gerą japonišką. It's, I mean, God is amazing. Dievas nuostabus. He always gives the black eye to the devil. Dievas visuomet Oh, boy. nokautą turi I said, well, velniui. praise God, the trimmer is anyhow giving trouble. So I got now brand new one. I mean, I cut Sakiau. 1 hour, no trouble. Su senu buvo labai sunku pjauti, su nauju labai Even lengva. Ačiū big viešpačiui. pieces of the trees, I mean, cutting like a laser blade. Kaip su ašmenim eina per mažus medelius naujas trimeris. And I know for sure I'm getting even a brand new lawnmower more Aš įsitikinęs, valuable tik than the geresni previous one. dalykai ateina. The previous one also giving trouble. Ir sena žoliapjovė sunkiai dirbo. Hallelujah, God is so good. Dievas labai So I just geras. wanna, every one of you, I wanna ask you, Taigi aš noriu paprašyti kiekvieno, whenever you think about us, kai jūs mus prisimenat, pray for those thieves, that God would Melskitės save them. už tuos vagis, kad Dievas juos išgelbėtų. One time, 4 Hindus beat my dad. Kartą 4 indusai primušė mano tėtį. And they left my dad on the ground unconscious. bleeding. Ir paliko mano tėtį be sąmonės After gulėti 1 hour, he got up ant žemės. Came home. Praėjus kažkiek valandų jis and started atsikėlė, praying for those guys. sugrįžo namo ir pradėjo melstis už tuos vyrus. He prayed for 7 years, my mom and dad. Mano mama su tėčiu meldėsi 7 metus. Out of 4 guys who beat him up, 2 of them got born again. 2 iš tų 4 įtikėjo ir atgimė. And after 4 more years, Ir dar už 4 metų rest of them 2 also got born again. dar kiti 2 įtikėjo. And not only that, Ne vien tik tai. they all 4 beat my dad, they become pastors now. Visi tie 4, kurie sumušė mano tėtį, tapo pastoriais. That's how God is, Toks yra Oh Dievas. boy, He not only blesses a little bit, He blesses too much. Netruputį jis palaimina, smarkiai. I won't be surprised these 2 thieves will be evangelists later on. Nenustepčiau, jeigu šitie vagys taps I mean, evangelistais I don't know, vėliau. maybe there are more than 2, but Gal jų daugiau negu du, aš I'm nežinau. just guessing 2 people for sure. Bandau spėti, kad bent jau 2. They cut the door knob. Jie nupjovė tokią spinos laikiklį. But even we are praying the police who came to write that, the case, 2 police came. Ir mes pasikvietėm policiją, atvažiavo 2 vyrukai. And they also will born again. They get born again. Mes ir už juos meldžiamės. Ir So, sakėm, kad remember those melsimės 4 už juos. guys, 2 police and 2 thieves. Už 2 policininkus ir 2 God, vagis. God has to save them. And I won't be surprised if they are preaching in Priyanai later on. Nenustepsiu, jeigu vėliau ir Prienuose jie pamokslaus. Hallelujah. Oh, God is so good. Dievas labai geras. So, today you're going to have a, treat. Taigi šiandien bus specialus I patiekalas. mean, as I vaikas. said, God don't bring a man of God without any purpose, without Kaip any aš reason. minėjau, Dievas netveža savo žmogaus. be tikslo. Whenever there is a man of God coming, I always Kiekvieną take that kartą, kai yra opportunity. Dievo žmogus, reikia tą galimybę priimti. And pagauti. every time God sends a man of God, there is a message. Ir visuomet, kai Dievas atsiunčia iš savo žmogų, yra žinia. And today, Ir God has a šiandien message for us. Dievas turi mums žinią. Every one of us. Kiekvienam iš mūsų. Whatever you need today, Tai, ko tau reikia šiandieną. not whatever you want, whatever you really need. Ne, ko tu nori, bet ko tau iš We tikrųjų want many reikia. things. Mes norim daugybės But what we dalykų. really need is God knows exactly. Bet ko mums iš tikrųjų reikia, Dievas tiksliai žino And būtent that's the tai. one that you're going to get today from God. Ir būtent tai gausi iš Dievo šiandieną. And, next, however the long that Kiek laiko čia mes God will lead, Brother John, bebūsim, kiek viešpats duos, kiek viešpats ves. open your spirits. Ir brolis Not John these tarnaus. ears, this Atverkit it savo goes here, it širdį. come out Ne here, no tik use. pro vieną ausį, With kad your įeitų ir spirit, išeitų per Lord, kitą. Bet I wanna savo receive dvasę from you. atverkit, viešpatie, aš laukiu iš I want to tavęs. hear from you. Aš noriu išgirsti iš tavęs. Speak to me, Lord. Kalbėk man viešpatie. So with that attitude, Taigi, su tokiu I nusistatymu, want you, all of us, welcome Brother aš noriu, John. kad mes priimtumėm brolį John. Hallelujah. Hello, everybody. Sveiki visi. I love the word. Aš myliu žodį. The first time I met Radiant Indiana,
Pirmą kartą, kai aš sutikau Radiantą ir Dianą, he told me the story of finding a Nazi grenade in his yard. supasakojo istoriją, kaip jis aptiko nacių granatą savo kieme From 1945. nuo 45 metų čia gulinčią. He's digging and his shovel hits something. Jisai kasa ir jo tas kastuvas kažką atsimuša į kažką. They had to call the authorities who removed it. Turėjo išsikviesti tam tikras institucijos pagalbos, ar ne, kad pašalintų, paimtų tą granatą. And I was thinking about the Lord's grace that it did not explode. Ir aš tada mąsčiau apie viešpaties malonę, kad ta granata nesusprogo tuo metu, kai jisai kaukšterėjo. So when I think of them in this lovely house, I always think of him being protected from the grenade. Ir kai aš mąstau apie jį ir jo šeimą, namus, aš visada galvoju, kaip jis buvo apsaugotas nuo tos granatos galimo sprogimo. And when I arrived today, there were many chairs, so I set my Bible on that chair. Ir kai aš atvykau čia, buvo daug kėdžių pridėta, bet aš pasidėjau štai ten savo Bibliją ant tos kėdės. But Radiant said, "Oh no, sit here. This will be good for you." Bet Radiantas sako, ne, ateik čia tau geriau bus sėdėti. And then later I'm sitting over here just talking to someone. Ir vėliau aš sėdėjau štai čia kažkur ir kalbėjausi su žmonėm. And he says, "Right here, this is where the grenade was." Ir sako, štai čia va buvo granata. And I'm thinking, okay, Ir aš galvoju, aha, I would have been safe over there. aš būčiau ten saugesnis anoj vietoj. I trust there's not another grenade. Nu, bet pasitikiu, kad čia nėra daugiau granatų. So now this becomes my memory. Štai va ką aš dabar atsiminsiu iš čia. He seated me next to the grenade. Kad jis pasodino mane prie pat granatos. Let's open up to Matthew chapter 5. Ir dabar visi atsiverskime Mato Evangelijos 5 skyrių. About 2 days ago, when I was asking the Father what he wanted me to share, immediately he told me this, what I'm about to share today. Ir prieš porą dienų, kai aš klausiau viešpaties, ką man reikia pasidalinti, jis iš karto man pasakė apie šią rašto vietą. In the English, this is called the Beatitudes. Angliškai tai yra tiesiog tokie kaip palaiminimai. But it's much deeper than first appearance. Tačiau iš tikrųjų tai yra daug giliau negu iš pat pradžių atrodo. So we'll start in Matthew chapter 5, and you'll want to hold your place here because we will travel throughout the New Testament. Ir aš dabar sakau, atsiverskit Mato 5 skyrių, bet įkiškit savo pirštą ir laikykit tą vietą, nes mes dar po to keliausime po daugybę Naujojo Testamento vietų. This is early in Jesus' ministry. Tai yra ankstyvoji Jėzaus tarnystės, reiškia, ankstyvoji Jėzaus tarnystės pradžioje visą tai vyko. Chapter 5 and verse 1 said, Jesus was set in a private mountain place, and then the disciples came to him. Ir pirma eilutė sako, kad Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo prie jo priėjo mokiniai. This began as a private discussion between Jesus and the disciples. Ir tai buvo tarsi tokia asmeninė Jėzaus ir mokinių diskusija. Matthew takes 3 chapters to record what is called the Sermon on the Mount. Ir Mato Evangelijai tai užima 3 skyrius, kas yra vadinama kalno pamokslu. By the end of chapter 7, people had found him. Ir 7 jau skyriaus pabaigoje žmonės jį aptiko, surado. And if you study these 3 chapters, you can even see how the tone of Jesus' teaching changes because he realizes more and more people are coming to listen to him. Ir jūs galite pastebėti nuo 5 iki 7 skyriaus, kaip keičiasi Jėzaus tonas, kaip jisai mokė. Iš pradžių buvo tik su mokiniais, o kaip žmonių daugėjo ir kaip jo tonas keitėsi. But right at the start, it's just Jesus and his disciples. Iš pat pradžių buvo tik Jėzus ir jo mokiniai. He's not started talking about the Holy Spirit yet. Jis dar nepradėjo mokyti apie šventąją dvasią. He's not talking about his sacrifice to the cross. Jis dar nekalbėjo apie auką ant kryžiaus. But he's going to lay a plan of growth for a Christian. Bet jis jau tokį padėjo pamatą tam krikščionių augimo planui.
he starts with verse 3. Ir jis pradeda 3 eilutėje. Blessed are the poor in spirit, because theirs is the kingdom of God. Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė. Dvasioje. Davidai. Dvasioje. Ta prasme, vertimas pas mus kitoks yra. In spirit. Trečia eilutė. Skirtingi vertimai gali būti. Let's identify who is a person that is poor in spirit. Pirmiausia, supraskime ir nustatykime, kas yra tas vargšas dvasia arba dvasioje. None of us here are poor in spirit because Christ lives in us. Ir nei vienas iš mūsų nesame vargšai dvasia arba dvasioje, nes Kristus gyvena mumyse. We were poor in spirit before Christ came to live in us. Mes visi buvome vargšai dvasioje prieš tai, kai Kristus atėjo pas mus. So Jesus is talking about the non-born again, the non-Christian is actually blessed. Ir Jėzus kalba apie tuos, kurie yra dar neatgimę, kurie nepažįsta jo ir jie jau yra palaiminti dvasioje. And he says they're blessed because the kingdom of heaven belongs to them. Ir jis sako, jie yra palaiminti, nes Dievo karalystė jiems priklauso. Hold your place and look at Luke chapter 12 and verse 32. Laikykite pirštą toj vietoj ir atsiverskite Luko Evangelijos 12 skyrių. Luke chapter 12 verse 32. 12:32. Ir aš paskaitysiu. Luko Evangelijos 12 skyrius 32 eilutė. Nebijok, mažoji kaimenė, jūsų tėvas panorėjo duoti jums karalystę. It say, fear not. Nebijok, parašyta taip, It's the Father's pleasure to give you the kingdom. nes tėvas panorėjo atiduoti karalystę. An unsaved person does not realize the kingdom of heaven awaits. Ir netgimęs žmogus nesuvokia ir nesupranta, kad ta karalystė jo laukia. They're blessed and they don't even know it. Jie yra palaiminti net nesuvokdami to. Think about yourself before you came to know the Lord. Pamastykite apie save, kaip prieš tai, kai jūs atėjote pas viešpatį. You didn't know how blessed you could be. Jūs nežinojote, kaip daug jūs galėsite būti palaiminti, But salvation was waiting for you. kad išgelbėjimas jūsų laukia. So let's look at verse 4. Back in Matthew 5, verse 4. I told you to hold your place. Kaip ir sakiau, grįžtame į tą vietą, kur ir pradėjome. Dabar į 4 eilutę pasižiūrėkime. So we've established that a non-Christian is actually blessed because the kingdom of heaven awaits. Ir suvokime, ar ne, kad tie neatgimę krikščioniai yra palaiminti, nes Dievo karalystė jų laukia. And what happens to that person when they realize the kingdom of heaven waits for them? Ir kas atsitinka jiems, kai jie suvokia, kad Dievo karalystė jų laukia? They repent. Jie atgailauja, They mourn. jie verkia. They think, I wasted so much of my life. Ir jie galvoja, aš tiek daug savo gyvenime prašvaiščiau, I have been such a sinner. aš buvau toks nusidėjėlis, I was so lost. aš buvau taip pražuvęs, I was searching. aš ieškojau. Verse 4 says, blessed are those that mourn. They're Ir sad. yra 4 eilutė sako, palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. He's telling the disciples there's a process that's going to happen in a person's life. Ir jisai kalba savo mokiniams apie tą procesą, kuris vyks jų gyvenimuose. A person will go from being poor in spirit Žmogus, kuris iš pradžių būna vargšas dvasioje, to discovering that the kingdom of heaven waits for them. atranda, kad Dievo karalystė jo laukia. And then in verse 4 they mourn. Ir 4 eilutėje yra parašyta, kad jie liūdi, verkia. They repent over their life. Ir jie atgailauja už savo gyvenimą. But God does not leave them in that repentance. Ir viešpats jų nepalieka toje atgailoj. It says they will be comforted. Ir Verse 4 eilutėje parašyta, kad jie bus paguosti. Who's the comforter? Kas yra guodėjas?
Let's turn there. John chapter 14. Taip, taigi atsiverskime Jono 14 skyrių. And look at verse 16. Ir pažiūrėkime į 16 eilutę. Ir aš paprašysiu tėvą, ir jis ir duos jums kitą guodėją, kad jis liktų su jumis per amžius. Ir 17. Tiesos dvasia, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra su jumis ir bus jumise. Hallelujah. So go back to Matthew 5 Grįžkime į Mato 5 skyrių and look at the process in a person's life. ir pasižiūrėk į tą procesą, kuris vyksta žmogaus gyvenime. They are poor in spirit. Jie yra vargšai dvasioje They realize theirs is the kingdom of heaven. ir jie suvokia, kad jų yra dangaus karalystė. They repent. Jie atgailauja, They're sad jie liūdni, over such a wasted life. kad iššvaistė gyvenimą. And then verse 4 says they receive the comfort of God. Ir 4 eilutėje parašyta, jie gauna Dievo paguodą. Hallelujah. Hallelujah. Look at that process. Žiūrėk į tą procesą. What's the next step? Koks sekantis žingsnis. Matthew chapter 5 and verse 5. Ir Mato 5:5. Blessed are the meek. Palaiminti romieji. Why are they blessed? Jie yra palaiminti. Let's go to Matthew chapter 11. Dabar nuėkime į Mato 11 skyrių. What characteristic of the meek heart Kokia yra romios širdies charakteristika? are we looking for? That's what we're looking for. Ar mes to ieškome? In Matthew chapter 11 verse 29, Mato 11:29. yeah, go ahead. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. He said, learn of me because I am meek and lowly in heart. Jis sako, mokykitės iš manęs, nes aš esu romios širdies. A meek person is humble and teachable. Romus žmogus yra nusižemęs ir priima mokymą. A meek person is teachable. Ir romus žmogus yra mokomas, jis priima mokymą. So, let's go back to Matthew 5. Taigi vėl grįžkime į 5 Mato skyrių. Blessed are the meek. Palaiminti romieji. They're teachable. Jie priima mokymą. What's another word for meek? Humble? Koks yra kitas romumo žodis apibūdinantis romumą? Yra Able to receive from others? nuolankus, jisai sugeba priimti iš kitų. We won't turn there, but in Numbers chapter 12 Neatsiversime, bet skaičių knygos 12 skyriui, and verse 3, 3 eilutėje, it says that Moses was the most meek man on the face of the earth. yra parašyta, kad Mozė buvo pats romiausias žmogus, kuris gyvenęs šioje žemėje. He was humble. He was approachable. Jis buvo nuolankus ir jį buvo galima pasiekti, jis priimdavo. So let's go back to Matthew chapter 5. Ir vėl grįžkime į Mato 5 skyrių. So in verse 3 we see 3 eilutėje matome, that the poor in spirit are really blessed kad vargšai dvasioje yra iš tikrųjų palaiminti, because the kingdom of heaven awaits. nes jų laukia Dievo karalystė. When they discover this, they mourn, Ir kai jie tai suvokia, jie liūdi, but they are comforted by the Holy Spirit. bet jie yra paguosti šventosios dvasios. What is another ministry of the Holy Spirit? Ir kokia yra kita šventosios dvasios tarnystė? Besides comforting, he teaches us. Be to, kad jis mus paguodžia, jis dar mus moko. John chapter 16 and verse 23 Jono 16:23 says that he will lead us into truth. Sako, kad ji mus ves į visą tiesą, He will speak of things from the Father. kad ji kalbės iš tėvo dalykus, kuriuos girdėjo. As you're being comforted by the Holy Spirit, you're being taught. Kai jūs esat paguosti šventosios dvasios, jūs taip pat esate ir mokomi.
And the result in Matthew chapter 5 and verse 5, Ir rezultatas yra Mato Evangelijos 5 skyriaus 5 eilutėje. you inherit the earth. Jūs paveldite žemę. What does that mean? Ką tai reiškia? The word in the Greek language used for earth Ir graikų kalboje žodis naudojamas žemėj does not mean the planet, nereiškia planetos, but it means your personal piece of the earth. bet reiškia tavo asmeninę ramybę žemėje. Dalį. Your piece. Dalį. Tavo ramybę. Your piece of real estate. Aha, tavo dalį, taip, šioj žemėje. See, the person who is learning from the Holy Spirit Žmogus, kuris mokosi šventosios dvasios, starts walking in the things that God has prepared for them. pradeda vaikščioti tuose dalykuose, kuriuos viešpats jam paruošė. They start receiving the inheritance that Jesus provided. Jis pradeda paveldėti tuos dalykus, kuriuos viešpats jam paliko. Hallelujah. You're inheriting your land. Tu pradedi paveldėti tą žemę. But we are like the Israelites taking new land, taking the promised land. Bet mes kaip ir izraelitai užimame tą paveldėtą žemę. We have to fight a few giants along the way. Ir mes turime sutikti keletą milžinų savo kelyje. But the Lord grows in us. Bet viešpats mumyse auga He becomes stronger in us. ir jis stiprėja mumyse. And we start to walk into the provision He has for us. Ir mes įžengėme į tą aprūpinimą, kurį jis mums suteikė. Hallelujah. It's a process, Ir tai yra procesas. but it's steps of growth. Bet jisai užima augimą. Now look at verse 6, Matthew chapter 5 and verse 6. Dabar pasižiūrėkime Mato 5:6. Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti. Once you start learning from the Lord Kai tu pradedi mokytis iš viešpaties and you start inheriting your earth, your land, ir tu pradedi tada paveldėti tą žemę, it builds a hunger and a thirst in you for more. ir tada tavyje auga alkis ir troškulys turėti daugiau. The more you're with the Lord, the more hungry you become for righteousness in your life. Ir kuo tu daugiau augi viešpatie, tuo tu daugiau ištrokšti teisumo. Righteousness is more than just your relationship with God. Teisumas tai yra daugiau negu tavo santykiai su Dievu. It means rightness in your life, Tai yra teisumas tavo gyvenime. rightness in your relationships here on the earth, Teisumas tavo santykiuose šioje žemėje. rightness in your family, Teisumas tavo šeimoje. rightness in your body. Teisumas tavo kūne. That's rightness or relationship. Tai yra santykių Rightness or teisumas. righteousness. Teisumas arba teisingumas. Jesus paid for our sins, Ir Jėzus sumokėjo už kainą už mūsų nuodėmes. but there is no proof that you are born again. Bet tai nėra jokio įrodymo, kad tu esi atgimęs iš aukšto. So God has chosen that righteousness is proven through relationships. Ir Dievas tai pasirinko, kad teisumas įrodomas santykiais. The proof that you are God's child is seen in your relationships. Ir įrodymas, kad tu esi Dievo vaikas, yra matomas santykiuose. How many of us have talked to a person that says they're born again, but their life does not reflect it? Ir kiek iš tikrųjų mes esame patyrę savo gyvenime, kad žmogus sako, kad aš esu atgimęs, bet jo gyvenimas to nerodo. Righteousness is proven within relationships. Teisumas yra įrodomas santykiuose. Verse 6. 6 eilutė. How many people are hungering and thirsting for righteousness? Kiek žmonių yra ištroškę teisumo ir išalkę teisumo? You want everything of God in your life. Ir Everything of God in your life. You want everything to be right. jūs turit viską, ko reikia gyvenimui Dieve. But look what the second part of verse 6 says. You will be filled. Ir pažiūrėkit, ką sako 6 eilutės antra dalis. Jūs būsite pasotinti. Hallelujah. Halleluja. But God's eternal. Bet viešpats yra amžinas. So I get filled up, Ir aš esu
pasotintas, but he's much larger bet jis daug didesnis. than I can handle at one time. Daug didesnis, negu aš galiu priimti vienu kartu. It's like sitting down to a meal at Radiant and Deanna's house. Tai panašiai kaip atsisėsti prie valgių stalo pas Radiantą ir Dianą. You have to keep coming back for more, Jie vis sugrįžta ir atneša daugiau. and you get filled up. Ir tu esi pasotintas. And then you get hungry again, Ir tu išalksti. and then you want to go back for more. Ir tu tada nori dar daugiau. That's the way the Lord is. Tai štai koks yra viešpats. When you start learning of the Lord, Kai tu mokaisi apie viešpatį, when you start hungering and thirsting for righteousness and getting filled with righteousness, kai tu pradedi trokšti teisumo ir alkti teisumo ir kai tu esi pasotinamas teisumu, you're becoming Christ-like. tu tampi panašus į Kristų. And look at the very next verse. Ir pasižiūrėkime į sekančią eilutę. Verse 7 says, "Blessed are the merciful." Palaiminti gailestingieji. Let me explain what mercy is. Leiskite, aš jums paaiškinsiu, kas yra gailestingumas. Mercy is grace in action. Gailestingumas yra malonė veiksme. You may have grace in your heart towards someone, Jūs galbūt turite malonės kažkam but when you act on that grace, that's extending mercy. ir kai tu pradedi veikti malonę, kuri yra tavo širdyje, tai yra gailestingumas. Mercy is grace in action. Gailestingumas yra malonė veiksme. Now let me give you three definitions. Ir duokite, aš jums pateiksiu 3 apibūdinimus. The first is justice. Pirmas yra teisingumas. Justice is getting what you deserve. Teisingumas tai yra, kai gauni tai, ko tu nusipelnai. Mercy. Gailestingumas. Mercy is not getting what you deserve. Gailestingumas yra, kai gauni tai, ko nenusipelnai. And the third is grace. Ir trečias yra malonė. Grace is getting what you don't deserve. Yra malonė, kai tu gauni tai, ko ne, Getting what you do not deserve. kai tu gauni, ko nenusipelnai. Gailestingumas buvo taip pat. No, mercy. Right, mercy is when you don't get what you deserve. Aha. Taigi, gailestingumas yra, kai tu negauni, ko nusipelnai, o malonė yra, kai tu gauni, ko nenusipelnai. But grace is getting what you do not deserve. Taip, malonė yra, kai tu gauni, ko nenusipelnai. Daugiau. And it says in verse 7, when we live like this, Ir 7 eilutė sako, kai tu gyveni taip, when our lives are grace in action, kai mūsų gyvenimas yra malonė veiksme, when we extend mercy, kai mes, tada mes praktikuojame gailestingumą. when we have the opportunity to give people trouble, Kai mes turime galimybę, šansą problemų sudaryti žmogaus gyvenime. when we have the opportunity to bring down justice upon them, Kai mes turime tą šansą, galimybę atnešti teisybę, teisingumą į žmonių gyvenimą. when we extend mercy instead, Ir mes vietoj to parodome gailestingumą. it says we will obtain mercy. Tai sako, va tada mes ir gauname gailestingumą. Hallelujah. God will be gracious to us. Ir viešpats bus gailestingas mums. In Hebrews chapter 4 Hebrajų laiško 4 eilutė, and verses 14 through 16, nuo 14 iki 16 eilutės, it says, we don't have to read it. mes neatsiverskim, bet jinai sako, It says, let us come boldly to the throne, artinkimės drąsiai prie malonės sosto, that we can receive mercy and grace. kad mes galėtume gauti malonę ir gailestingumą. That's a characteristic of our Father. Tai yra mūsų tėvo charakteristikos. Extending mercy and grace is becoming father-like. Parodyti gailestingumą ir malonę tai yra būti kaip tėvų. Let us come boldly to the throne of grace. Artinkimės drąsiai prie malonės sosto. Let's go ahead and turn over. Tiesiog atsiverskime dabar.
I'm curious to see in the different languages. Noriu pasižiūrėti, kaip tai skamba skirtingose kalbose. In verse 16, 16 eilutė, Hebrajų 4:16. it is the throne of grace. Ar yra parašyta, kad malonės sostas? We have the Hindu Bible. Ar turite Which is kažkas the- tokia hindi? Ai, čia Telugu. Radianto yra Telugu Biblija. I'm sure the Lord spoke in Telugu. But it's pretty accurate. Taip, tai yra tikslu. It's the throne of grace, Malonės sostas. so that we can so that we can receive mercy. Kad mes gautumėm gailestingumą. He has grace in his heart towards us, Jis turi malonę širdyje and he extends mercy. ir parodo gailestingumą. When we do the same, Kai mes tą patį darome, going back to Matthew 5 and verse 8, grįžkime į Mato 5:8 eilutę, we're getting more mature, aren't we? mes tampame labiau subrendę, argi ne? Verse 8 says, 8 eilutė sako, you're pure in heart. palaiminti yra širdžiai. And as a result, you see God. Ir kaip rezultatas jūs matote Dievą. It says perceive. What's it say in It's turn it to me to look at. They see. They shall see. Jie matys parašyta, jie regės lietuviškai. The pure in heart shall see or perceive God. Tyra širdžiai regės arba matys Dievą. When our lives start becoming mercy, Kai mūsų gyvenimas yra gailestingas, grace in action. Bless you. Malonė veiksme, We start seeing God in everything. mes tada matome visur Dievą. We see the hand of God in the sunrise. Mes matome Dievo ranką tekant saulei. We see, like I did the other day, Taip kaip aš mačiau vieną dieną. we were searching for a restaurant coming back from Latvia. Mes ieškojame restorano kelyje iš Latvijos. And we stopped and asked some people for directions. Ir mes sustojom paklausėm žmonių krypties. And there was an old woman bent over. Ir tokia buvo sulinkus sena močiutė. She had a bucket. Ir ji nešė kibirą. And there were many children and adults all around. Ir aplinkui buvo daug vaikų ir suaugusių žmonių. But this woman picked up the bucket and she could move it just a little ways. Ir jinai paėmė tą kibirą ir tik šiek tiek galėjo pajudėti su juo. She had to move forward, pick it up, and move it a little Paimdavo ways. kibirą ir vėl judėdavo į priekį. I don't know what it held. Aš nežinau, ką jinai ten nešė. No one helped her. Ir niekas jai nepadėjo. I almost got out of the car right there to help her. Ir aš beveik jau lipau už mašinos jai padėti. And I don't know why I didn't. Aš nežinau, kodėl aš neišlipau. Not knowing the language, Nežinau kalbos. maybe she wanted to do that. Uh, Maybe the old woman wanted to carry it. Galbūt ta senelė norėjo nešti tą kibirą. But I prayed for her. Bet aš pasimeldžiau už ją. But I wish I had exercised grace in action. Bet aš iš tikrųjų norėjau, kad aš pats praktikuočiau tą malonę veiksme. I saw God in her. Aš mačiau Dievą joje. I thought, Jesus said, if you are blessed little children or receive a child in my name, it's receiving me. Ir Jėzus pasakė, jeigu tu priimi vaiką, mano vardu tu priimi mane. I didn't care if the woman knew the Lord or not. Ir man visiškai nesvarbu buvo, ar ta moteris pažinojo viešpatį ar ne. But I just thought, Lord, Aš tik pagalvojau viešpatį. if that were you, I would help. Jeigu tai esi tu, tame aš padėsiu. But I didn't get out of the car. Bet aš neišlipau už mašinos. I still wonder about her. Aš vis galvojau apie Do you tai. remember seeing her? Ar tu atsimeni, kaip ją matėm? But when we are pure in heart, Kai mes esame tyra širdžiai, when we live lives of grace in Yes. action, gyvename malonėje ir tai yra veiksmuose atsispindi. we start seeing the hand of the Lord all around us. Ir mes matome tada viešpaties ranką aplink mūsų visur.
Most of my prayers are just conversation. Dauguma iš mano maldų yra tiesiog pokalbiai. I've already thanked him for the breeze today. Aš jau šiandien padėkojau jam už vėjelį. I remember when David heard the rustle in the treetops as a signal for his army to advance. Kaip Dovydas išgirdo signalą medžiuose, kaip ženklą, tą tokį vėją medžių viršūnėse, kaip ženklą. And I think, oh Lord, it sounds like your voice. Ir aš tai pagalvoju, o viešpatie, tai skamba kaip tavo balsas. All the leaves brushing against each other. Kaip tie lapai šnara vieni į kitus. Start finding the Lord in everything. Tiesiog pradedi matyti viešpatį visame. Hallelujah. In the eyes of each other. Vienas kito akyse. But let's go on to Matthew chapter 5. Grįžkime į Mato 5 skyrių. The next step, Matthew chapter 5 and verse 9. Taigi, sekantis žingsnis tai 9 eilutė. Oh, I want to say something about verse 8. Dar kai ką pasakysiu apie 8 eilutę. In 1 John chapter 3, 1 Jono laiško 3 skyriui, verses 2 and 3, 2-3 eilutėse, it says, now are we the sons of God. yra pasakyta, kad dabar mes esame Dievo vaikai, But it's not even revealed what we shall be. bet dabar net neatskleista tai, kas būsime, Because then we will see him as he is, nes tada matysime jį tokį, koks jis yra, fully in the light. visiškoje šviesoje. And everyone who has this hope purifies himself. Ir kiekvienas, kuris turi tokią viltį, apvalo save. The pure in heart will see God. Ir tyra širdžiai matys viešpatį. We will one day see him Ir as he vieną is. dieną mes matysime jį tokį, koks jis yra. If you hold that in your heart, you purify yourself. Ir jeigu tai sulaikai savo širdyje, tu apvalai save. You hunger and thirst for righteousness. Tu trokšti ir alksti teisumo. Hallelujah. Now what happens to verse 9? Ir dabar žiūrėkit 9 eilutėje, kas atsitinka. Go ahead and read verse 9. Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais. That's not talking about becoming a diplomat. Tai nekalba apie tapimą diplomatu. A peacemaker is not one who settles arguments. Ir taikdarys yra ne tas, kuris visus ginčius išsprendžia. But I'll define it by the Bible's definition. Bet aš dabar apibūdinsiu pagal Bibliją visą tai. But we have to go to 2 Corinthians chapter 5. Ir dabar atsiverskime 2 Korintiečių laiško 5 skyrių. 2 Corinthians 5. 2 Korintiečių 5 skyrius. Who are the peacemakers? Kas yra taikdariai? Why are they going to be called the children of God? Kodėl jie bus vadinami Dievo vaikais? We're talking steps of maturity. Mes kalbame apie brendimo žingsnius. We started out poor in spirit, Mes pradėjome nuo iš dvasios išliejimo. but we were born again and received the comfort of the Holy Spirit. Mes atgimėme ir gavome dvasios paguodą. We were humble, became teachable. Mes buvome nuolankus ir priėmėme mokymą. We began inheriting what the Lord has for us. Ir mes tiesiog pradėjome paveldėti tai, ką viešpats mums paruošė. We began hungering and thirsting for more. Ir mes tiesiog pradėjome alkti ir trokšti daugiau. We started purifying our lives. Ir mes pradėjome apvalyti savo gyvenimus. We started extending mercy to people because we had mercy extended to us. Ir mes tada pradėjome rodyti gailestingumą žmonėms, nes mes gavome tą gailestingumą. Pretty soon we start seeing the Lord everywhere. We see Ir mes God. pradėjome matyti viešpatį visur. And now we become a peacemaker. Ir dabar mes tapome taikdariai. 2 Corinthians chapter 5, 2 Korintiečių laiškas ir 5 skyrius. verses 17 through 20. Nuo 17 iki 20 eilutės. Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena praėjo, štai visa tapo nauja. O visa tai iš Dievo, kuris per Jėzų Kristų sutaikino mus su savimi ir davė mums sutaikinimo tarnavimą. Tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeįskaitydamas žmonėms jų nusikaltimų ir davė mums sutaikinimo žodį. Taigi mes esame Kristaus pasiuntiniai,
tarsi pats Dievas prašytų per mus. Kristaus vardu maldaujame, susitaikinkite su Dievu. The Lord is not angry at that person. Viešpats yra nepiktas ant to žmogaus. He's not angry at the poor in spirit. Jisai nepyksta ant to vargšo dvasia. He put his anger on Jesus on the cross. Jis išliejo pyktį ant Jėzaus, kai jis buvo ant kryžiaus. Verse 19 says he reconciled the world to himself. Jis sako 19 eilutėje, kad jis sutaikino pasaulį su savimi. He did not charge their trespasses to them, but to Jesus. Jis neužskaitė jų nusikaltimų, bet uždėjo juos ant Jėzaus. Our responsibility Mūsų atsakomybė is to tell them that God has made peace with you. yra pasakyti, kad Dievas sutaikino tave su juo. To tell them the Father God is at peace with you. Pasakyti, kad viešpats nepyksta ant jūsų. Verse 20 says we are ambassadors from heaven. 20 eilutė sako, kad mes esame dangaus ambasadoriai. We are representatives of the kingdom. Kad mes esame atstovai dangaus. To tell people Pasakyti žmonėm, God has made peace with you. Dievas sutaikino jūs. Make peace with him. Tai susitaikykite su juo. Blessed are the peacemakers, Palaiminti yra taikos nešėjai, for they'll be called the children of God. nes jie bus vadinami Dievo vaikai. That's what God's kids do. Tai štai ką Dievo vaikai daro. They let people know God's not mad at you. Jie sako, Dievas nepyksta ant tavęs. Your sins, he put on Jesus. Tavo nuodėmės jis uždėjo ant Jėzaus. I may not look like it, but I'm actually an ambassador. Aš galbūt ir netrodau, bet iš tikrųjų aš esu ambasadorius. I've made peace with God because he made peace with me first. Aš susitaikiau su Dievu, nes jis pirmas susitaikė su manimi. Do you want to make peace with him too? Ar tu taip pat nori susitaikyti su juo? It's that easy. Tai yra labai paprasta. That's what a peacemaker does. Štai ką daro taikos nešėjai taikdariai. Hallelujah. Uh-oh, what happens? Kas nutinka? You know it's too good to last. Tai yra per daug gerai, kad tai tęstųsi. Go back to Matthew chapter 5 Grįžkime į 5 Mato skyrių and read verses 10 through 12 because this is the result of being a peacemaker. Dabar skaitysim nuo 10 iki 12 eilutės, nes tai yra rezultatas to, kai tu būni taikdariu. Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisumo, nes jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs šmeižia ir persekioja, bei meluodami visai piktžodžiauja. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes didelis jūsų atlygis danguje. Juk lygiai tai persekioja ir iki mūsų buvusius pranašus. If you start becoming a peacemaker, a child of God, Jeigu tu tampi taikos nešėjų, Dievo vaiku, some people won't like that. kai kuriems žmonėms tai nepatiks You'll end up being persecuted. ir juos pradės persekioti. Jesus said in verse 12, rejoice. Bet Jėzus 12 eilutėje sako, džiaukis. That's how they treated the prophets. Štai kaip jie elgėsi su pranašais. That's how they treated the Lord. Štai kaip jie elgėsi su viešpačiu. We've taken this person from being poor in spirit to being persecuted for being a believer. Ir matome, kaip žmogus nuo vargšo dvasioje tampa persekiojamu. Amazing. Nuostabiai. Verse 13 is a good reminder. Ir 13 eilutė primena tai. Go ahead and read it. Jūs esate žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Salt is both seasoning and preservative. Druska yra ir pasūdymui, ir, kaip sakyt, konservavimui. We are helping to preserve this world. Mes padedame, kaip sakyt, apsaugoti. Apsaugą konservuojam, kad nesugestų, tai apsaugom. If all of us were taken out of the world all at once, it would go rotten. Ir jeigu mes visą druską paimtume iš pasaulio, jis supūtų. Colossians 4:6 Kolosiečiams 4:6
says, let your words be with grace, but seasoned with salt. Sako, tegu jūsų žodžiai būna pilni malonės, bet pasūdyti druska. Hallelujah. Be salty. Būkite sūrus. How many here feel like you're the preservative in your family? Kiek iš jūsų jaučiate, kad jūs esate tie konservantai, ta apsauga savo šeimoje? Your family is blessed because you are there to season it and preserve it. Jūsų šeima yra palaiminta, nes jūs esate ten, kad pasūdytumėte ir apsaugotumėte. Let me explain what I mean. Leiskite, aš jums paaiškinsiu, ką aš turiu galvoje. One of my little brothers is a lumberjack. He harvests trees for a living. He cuts down trees for a living. Mano vienas brolis yra medkirtys ir jis taip užsidirba duonai. Miške. One day on a Tuesday, Vieną dieną antradienį suddenly I had a need to pray for my brother. aš pajaučiau poreikį pasimelsti už savo brolį. I saw a miniature vision. Aš tokią mini viziją pamačiau. I saw him in a heavy equipment. Aš pamačiau jį su tokia sunkia įranga. And I saw logs coming down a hill headed for his equipment. Ir aš pamačiau, kaip prieda nuo kalno sukrauti rąstai tiesiai jį. And I knew those logs would crush him. Ir aš žinau, kad tie rąstai jį sutraiškys. And I said, Satan, I forbid you from taking the life of my brother. Ir tada sudraudžiau šėtoną ir pasakiau, aš uždraudžiu tau atimti mano brolio gyvenimą. Father, send angels to protect him. Ir viešpats tėvas atsiuntė angelus, kad apsaugotų jį. Later in the week, I called my brother. Ir vėliau savaitės bėgyje aš paskambinau savo broliui. I said, so how did your week go? Anything interesting happen? Ir aš paklausiau, kaip tavo savaitė praėjo ir nieko įdomaus neįvyko. He said, well, I almost got killed on Tuesday. Sakė, manęs vos neužmušė antradienį. I said, some logs cut loose down a hill, didn't they? Aš sakau, ar ne ten pradėjo riedėti rąstai nuo kalno. They broke loose. Jie tiesiog kažkaip išjudėjo, atsipalaidavo. He said, yes. He said, I saw them just at the last minute. Sako, taip, aš sako, paskutinę minutę juos pamačiau. And I had to jump almost over 2 meters down out of my Ir aš sako, iš savo tos mašinos turėjau iššokti beveik iš 2 metrų aukščio, to get out of the way. kad pasitraukčiau iš kelio. He said they destroyed a $500,000 piece of equipment. Ir sako, jie tą įrangą, kuri kainavo $500,000 sutraiškė. Tie rąstai. But I'm okay. Riedėjo. He said, but I'm Bet sako, okay. man viskas tvarkoja, nieko nenutiko. My brother doesn't know the Lord. Bet mano brolis, jis visiškai nepažįsta viešpaties. But because I'm the salt, Bet dėl to, kad aš esu druska I'm the saltiest one in our family. ir aš esu sūriausia savo šeimoje, The Lord protected my family. viešpats apsaugojo mano šeimą, mano brolį. You're salt in your family. Ir jūs esate druska savo šeimoje. Preserve it Apsauga, by praying. malda, kadangi meldžiatės. And let your words be with grace, but seasoned with salt. Ir tegu jūsų žodžiai būna pilni malonės, bet pasūdyti druska. Hallelujah. Aleliuja. The last thing Jesus said is, you're the light of the world. Ir paskutinis dalykas, ką pasakė Jėzus, kad jūs esate šios žemės šviesa. So let your light shine. Taigi, te šviečia jūsų šviesa. After that, Jesus changed the topic. Ir po to Jėzus pakeitė temą. But that's how he mapped out Christian growth. Bet štai kaip jisai apibūdino tą krikščionišką augimą. I still mourn. Aš vis dar liūdžiu, I still need the comfort of the Holy Spirit. man vis dar reikia šventosios dvasios paguodos, I still need to show mercy. man vis dar reikia parodyti malonę, I still gailestingumą. hunger and thirst for righteousness. Aš vis dar trokštu ir alkstu teisingumo. These are not qualities that we can check off a list on our road to maturity. Tai nėra kažkokios savybės, kurias mes galime tiesiog apibraukti, pažymėti savo brendimo tam sąraše. The things of God are eternal, so they stay within us. Visi Dievo dalykai yra amžini ir jie pasilieka mumise, In a soup kaip sriuba. of all these qualities, Visų šitų savybių sriuba. all stirring around, Ir viskas tarsi sumaišyta. growing in us. Ir auga mumise. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. Thank you, Father. Ačiū Tėve.
We praise you, Father. Mes šlovinam tave, tėve. Father, maybe someone here feels Tėve. poor in spirit. Gal kažkas iš čia esančių jaučiasi, kad jie yra vargšai dvasioje. But we'd say that the whole kingdom of heaven has been given to you. Bet mes sakome, kad visas dangus, visa karalystė jiems yra duodama. Christ can live in your heart. Kristus tai gyvena jų širdyse And the whole kingdom is within him. ir visa karalystė te būna juose. Or maybe there's someone here still mourning and repenting over their past. Ir galbūt kažkas iš jūsų dar liūdi ir atgailauja dėl savo praeities. Father, give them the comfort of the Holy Spirit. Dieve, duok jiems šventosios dvasios atgaivą. Hallelujah. Father, help us to hunger and thirst for righteousness. Dieve, padėk mums trokšti ir augti teisumo. We want to inherit the land that you've provided. Mes norime paveldėti žemę, kurią tu mums paruošiai. We want to be like you, Lord Jesus. Mes norime būti kaip tu, viešpatie Jėzau. You're meek, Tu esi romus able to be approached, ir tave galime pasiekti. lowly in heart, Ir low in heart. Humble. nuolankios širdies. Hallelujah. Haleliuja. And you said we can learn from that. Ir tu pasakai, kad mes galime išmokti iš to, Hallelujah. iš tavęs. We open ourselves up to learn from you right now. Ir mes dabar atveriame savo širdis dabar. We thank you, Lord. Ir mes dėkojame viešpatį. Ačiū viešpatį. Is here for healing. Čia yra didelis patepimas, kuris gydo. Angels are walking amongst us, laying hands on people. Angelai dabar vaikšto mūsų tarpe ir deda rankas ant žmonių. Let's worship the Lord. Šlovinkime viešpatį. If you need healing, Jums reikia išgydymo. there's an anointing for emotional healing, Ir yra patepimas emociniam išgydymui. for peace on the soul. Ir dvasios sielos ramybei. But that anointing is starting like honey on the head and flowing down. Ir jisai tarsi medus, kuris išliejamas nuo viršaus ir teka žemyn. Let his warmth just flow over your body. Leisk jo šilumai tekėti tavo kūnu. Continue to worship like we were. Šlovinkime. Now let's just wait in his presence. Just wait here for a moment. Palaukit kurį laiką jo buvime, pabūkite jo buvime. Let's worship quietly and see what the Lord speaks to you. See what he downloads into you. Dabar šlovinkite tylumoje viešpatį ir stebėkit, ką jisai importuos, ką jis įdės į jūsų vidų. Stebėkite. If anybody's, Ramon, do you have a tongue? There's a tongue that needs interpretation. I don't know who has it, but let's just wait here. Gal kažkas turi kažkokius maldą kalbomis, kurie reikia išversti. What it feels like is you're something different than your normal prayer language. Gal kažkas jaučiate, kad jūsų kalba kalbomis yra kitokia negu paprastai būna. It's a tongue that needs interpretation. Interpretation will come. Tiesiog kažkokią gavot kalbą, maldą kalbomis, kurią reikia išversti, kuriai reikia vertimo. But that anointing is here for a tongue. Ir yra patepimas tai kalbai.
Empowered by faith and just speak it out. Tikėjimu išsakyti tą kalbą, kurią jūs turite, yra tas paraginimas kažkieno širdį kitom kalbom melstis garsiai. Ir tam yra patepimas ir tiesiog tikėjimu išsakyti tai iš savo vidaus, tas kitas kalbas. Tai kaip ir pranašystė yra, lygiai taip pat kaip pranašystė. Čia, prie... Ateikit prie artėjų. Kaip šventoj dvasia? Prie Dėvis, beveik. We'll worry about these. Ateikit. Oče maratori karasorin dirishiri hori siri dori chiri hori kire sori dishare sindori barakara shiri hori si o barakara tiri birikoro hori shikara karasara diri hori chikara siri o hallelujah ara karasori diri karashiram sandar kibiri chiri karasori diri o che bara karasara dori shiri diri o che bara karasondar kiri shiri o che marara shiri karasondari chiri hori diri biri shiri kirisi o che bara karasori diri barara shiri hori diri o chiri dori kirisi diri shiri sondar kiri biri chakirisi o che bara karashindiri biri sondar kiri shiri biri o che bara karoshiri diri hallelujah o bara karasondari shiri diri o che mara karasiri o che bara karasara shiri ori bara sondari biri diri shiri ki o bara karasondar kiri shiri karasori shiri diri o kiri sindari shiri sori bara karasiri shiri kiri shi o che bara karasori diri o che bara karasori ti o che sondar kiri shiri kiri sondar kiri shiri kiri sori diri hallelujah avra sondari shiri kiri dori shi o che bara shiri diri hallelujah o bara shiri dori shiri dori bara shiri No, someone else has the interpretation. I've got it in English, but She says that while she was praying, she was hearing the singing words. you know what that is? Yep, that's the interpretation. Ai, Dievas kalbėjo daug žodžių, tiesiog neturėjau mikrofono, kad Viešpats mus laimino, kad būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį, kad palaimino mus. Daugiau dar žodžių buvo, kad iš karto, tai aš galėjau kartuoti. Ir prieš tai dar, čia kaip aš nesupratau, ką Dievas labai palaimino mus atstovėjim. See, I'm a teacher, so Aš esu mokytas, taigi oftentimes the Lord dažnai viešpats treats things like a school when I'm ministering. Viešpats tiesiog moko kaip mokykloje tam tikrų dalykų. This was tongues and interpretation. Tai buvo kalbos, o čia buvo vertimas, kalbų aiškinimas. She said, well, while she was speaking in tongues, you heard Lithuanian. Kai ji meldėsi kalbomis, ši moteris girdėjo lietuviškus žodžius. Yeah, she was praying at the same time. Yeah. But there's room for learning and growing because it's rather new experience for them. Ir tai yra vietos augimui, nes tai yra nauja patirtis šioms moteriams. I heard him say that Aš girdėjau, kaip jis sakė, viešpats, he is very blessed by our worship. Kad jis yra labai palaimintas mūsų šlovinimu. And he has poured out blessing upon us. Kad jis išliejo palaiminimą ant He's mūsų. poured out a fresh filling of his spirit. Kad jis išliejo šviežią patepimą, išsiliejimą ant mūsų. And he kept saying how much he loves us and he blesses us and he Ir loves jis us. And vis he blesses us. kartojo, kaip jis mus myli ir kaip jis mus laimina. But this brother says he has a tongue. Ir jis turi
kažką šitas brolis. A tongue that needs to be interpreted is different than your normal prayer language. Ir tos kalbos, kurias reikia išversti, paaiškinti, skiriasi nuo kasdieninės maldos kalbomis. Guru Gaga, Barama, Guru Gaga, Halaba, Guru Gaga, Halam, Guru Gaga, Halam, Guru Sher, Guru Gaga, Barama, Hala, Guru Gaga, Sher, Barama, Guru Gaga, Hala, Guru Barama, Guru Gaga, Barama, Shiri, Barama, Hala, Guru Gaga, Barama, Shir. Hallelujah. You know what you would say? Let's wait before the Lord. How many understood the basic theme of what he was saying? You knew in your spirit what that is. Gal kas nors dvasiai jautėte ir supratote, ką jisai dabar ką tik meldėsi, kalbėjo kalbom. That's the interpretation. Aš didis Dievas karalius. Man geriau iš karto, aš dabar negaliu pamiršti. Aš su jumis, mano vaikai. Ir kartojo, kad aš didis Dievas. Aš didis Dievas karalius. I am the king. Daug kartų kartojo. Many times he says, I am the king and great God. And that he is the holy king. The holy king. Kad jis šventas karalius. Didis Dievas karalius. Didis Dievas. I got great and holy, or holy, and she got the great part. Aš išgirdau dvasiai, kad tai yra šventas, o jinai, kad didis. Yeah. It's interpretation, not translation. Tai yra aiškinimas, o ne vertimas. That means that each person will receive it slightly differently. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus tai priims ir aiškins šiek tiek skirtingai. But it's interpretation. Bet tai yra aiškinimas. Now, how many people here know in their spirit basically what he said and she said? Kiek iš jūsų dvasioje girdėjot tą patį, ką jinai pasakė? You got that same holy or great. Was there anybody? Tai yra tokių ir du žodžiai, didis ir šventas. Ar kas nors dar girdėjo čia žodžius? Nobody else had the interpretation? Niekas daugiau nejautėt aiškinimo. Good. Hallelujah. Hallelujah. This is fun. Linksma. Let's eat.